Telšių rajone, Varnių mieste, prie Varnelės upelės, parduodamas gyvenamasis namas su visai nemažu sklypu. Sklypas iki to miško tęsiasi ir ribojasi su upele. Namas prie asfaltuoto kelio visai. Šitas namukas kampinis. Aptverta teritorija, žolė truputį mus pavedė kaimynai, kurie prisižadėjo nupjauti, nenupjauja žolės. Tai yra kaip yra, bet kitą kartą bus tvarkingiau, kai atvažiuosit namą apžiūrėti. Tai čia yra toks tvartas, ūkinis pastatas. Čia žolė dabar baisi, bet čia yra sodas ir va ten ribojasi su upė. Viskas yra miesto, vanduo nuotekos yra miesto. Taip, nekomentuosiu, kur virtuvė, kur ne virtuvė, patys matot ir viską suprantat. Paskutiniu metu čia gyveno močiutė, todėl, kažką sugebėjom sutvarkėm, kažkiek truputį dar likę. Čia yra pora akordionų senų, čimodanų tokių įdomių. Dušo kabina, tualetas. Taip, laiptukai į antrą aukštą. Jei būtų žolė nupjauta, ten matytas upelis. Bet jeigu būtų. Čia dar vienas kambariukas. Pagal buvusio savininko planus iš norėjau pasidaryti virtuvę, nes pirmame aukšte gyveno mama. Ir čia miegamasis. Tai va, namas pilnai gyvenamas, pagal save truputį reikia susitvarkyti. Tai kam įdomu, kviečiu man paskambinti ir apžiūrėti šitą namą. Aš esu nekilnojamo turto brokeris Artūras. Mano visus skelbimus galite rasti mano svetainėj brokerisarturas.lt. Mano telefono numeris 0687 41112. Tai skambinkit dėl šito namo apžiūros, gal dėl kitų, ką turiu, arba skambinkit, jeigu norit savo kažką parduoti. Bet matot, pats gyvenu Vilniui, bet važiuoju net į Telšius dirbti. Tai tikrai esu netinkinys, važinėju, važiuoti man patinka, namai ir sodybos mano hobis, tai tikrai galiu padėti. Iki susitikimo.